Esame apžiūrėtus vartus. Dvarą, kiek suprantu, žirgų arklių vartą. Šiandien esu Latvijoje, netoli Mažeikių arba už Mažeikių, katras vadinamas ežerė. Ir šiandien bandysiu nužygiauti iki, jeigu pavyks, iki kaimėlį, katras vadinamas Griežį. Tina bandysiu surasti vienos mergaitės kapą. Bandysim įlėpti į apleistos bažnyčias, varpinis bokštą ir gal pavyks surasti akmenį, katras vadinamas Velnių kaps. Žodžiu. Mane žygiuoti apie 5 kilometrus. Tai va, pasilikta mašina čia ir pradedam keliauti. Ten tolumo matos vartą, katras labai norėjo pamatyti. Kiek supratau latvišką, kad buvo kažkokį tai žirgyno vartą. Pėsčiųjų eismas uždraustas. Žmonės eina ekskursijai, o čia tokia paikštė. Užėjau čia pažiūrėti, nes labai toks įdomus namščiai ir man atrodo. Tiesiog įdomybė. Kapilaitį kokį. Užėjau į kriautų ir nusipirko balzamą. Kiek kainavo, nepasakys, nežinau. Nenorėjau lauką sėti, tai atėjau keliu iki sodybos. Viskas uždaryta, užkalta, nes kažkaip navigacijai pručiai rodė link akmens. Ir takėlis šioks toks jau pramiens, tai tikriausiai nepaklysiam. Panašiai renu. Vėl žin, kur už rundas. Nežinau, čia pavyks rasti ko nors. Jeigu taškas atžymėtas teisinga, tai tas akmuo jau turėtų būti čia kažkur. Kliūtis. Kaip įveikti kanalą. O akmuo greičiausiai va ten. Kiek skaičiau, turėjo būti vėl įspaudęs pėdas į tą akmenį. Kažkokiam pėdučiu, kanopų kažkokiam įspaudėm. Kaip subadyts vis toks, ane? Nežinau vertėjėti. Bet smagu pamatyti tokį akmenį. Žodžiu, taškas buvo pažymėtas teisinga. Radom tą akmenį. Kiek latvišką supratau, kad kažkoks perkūno dievas ar kažkas ten velnį nutrenkė ir anon čia palaidoj put akmens. Manam į priekį. Ir čia pralieki su keturatės. Nu va, Griežį pasiekta, bet esam dar šiek tiek toliau. Gaila, kad tas traktorius kažkur čia barsta. Pasukau į dešinį,
pasirodo, kad net pusė bažnyčia. Ir visai net numinėt reikia. Kaip pasiveizi. Ateisi. Matos griežės bažnyčios bokštas. Šiaip net padžygiavom. Nėra labai šilta, nes laukiu biškių visoką tak. Griežės liuteranų bažnyčia. Nu, liuteronų. 1920 metus. Kaip įdomu atrodė. Čia kažkoks versta. Čia klebūns kažkoks sėda. Tikus nebus jokių durų ir galės paliepti varpinis bokštą. Kokios durys? Čia matyti sveika. Kripta kažkokia. Nelysėm. Žodžiu, į bokštą jau nebepalipsėm. Čia būtum gudresnis, tai kaip nors čia ir galėtume įsikabaruoti. Teisė prie altoriaus buvus įgriuvams. Žiūrėkit, ant dabar pastebėjau tokių visokių metalinių dalykų įdomių. Kokiam vienim. Čia kaip skeveldra kažkokia. Bet čia va, koks grožis. Įsivaizduojat? Nu, dorų tikriausiai kažkoks toks. Žudys. Čia daug mažesnis. Esmu Ausma. Сколько вам лет? 82. О. Ну вот. Ну, эта местность уже была очень важная местность в старых картах. Греза пишется 1300 году. Значит, 700 лет тому назад тут был большой центр. Не было там похоронен какой-нибудь? А я смотрел, здесь проваливается. Да. Потому что там внизу, да. И поэтому я там дальше вас... Mūsų leisi vidų pažiūrėti. Graži, labai gražu. Gal mums yra persišegnuoti? Католиков, но воды там нет, вот что давно не... Вот наша церковь. И вот это все подарки. Žodžiu, puikia moteriška,
pavedžiuoji, papasakoji, aprodė savo daržėlį. Ne viskon supratau, nes kalbėjai rusišką. Bet vis tik buvo smagu. Atidarė duris, įvedė patį tom bažnyčėlį ten, papasakoji. Žodžiu, dabar atėjau dar iki kapinių, paieškos vienos mergaitės kapą. Tiklus rasiu, nes žinau, kur yra. Veinu nuotrauko, žiūrint nuo tos mergaitės kapą, matos, tai varta. Tai kažkur čia turėtų būti. Jenny Hegma, neperskaitau. Gimė greičiausia 1884 metas. O mirė greičiausia 1888 metas. 4 metus išgyvenus. Ir jau gerai įsižiūrėjus, laiką rankos krepšėlį, tikriausiai su giliam. Vanos pėlvių matos kapigūzus kažkoks. Tai gal kokį vėžiaus mėrį. Kryžius įaugis į medį. O kadangi medis auga, ir nulaužyk tom kryžių. Tai kad prieiti kažkamet, kas sakiau, ąžuolas stipresnis už metalą. Vakščiai putas kapins. Žiūrėk, toks kryžius. Ir toks agregats pakabins. Toks 1903 metas tikriausiai mėris. Biški mažesnis judesys ir tai jau šalta daros. Bet galutinį savo tikslą, kaip pasiekiau, neužilga brauks link mašinas. Tai šiam kartu teik. Tiklus patekas, pažiūrėti iki galą. Iki kitų kartų.